Lietuvoje ralis sudėtingas. Šiai dienai N4 Mitsubishi automobilio homologacijos baigėsi panašiai. Ir atsakyti į klausimą, kurį aš savo užduodu ir kartais pakalbu su vienu kitu lenktynininku. Priekyje važiuojančių niekas nežino, ko mes sportuosim, su kokiais mes automobiliais važiuosim, sakykime, toliau. Manau, kad požiūris būtų protingas ir geras. Šiek tiek Mitsubishi skaitau komfortinio automobilio, nes jis pakankamai didelis, daug erdvės ir panašiai. Tai šiandieniai automobiliai lengvesni, greitesni, kurie greitai važiuoja. Tas pats Fordas arba ten, sakykime, Peugeot. Manau, kad reikia į šitas automobilius žiūrėti, nes šiaip ar taip jie važiuos priekį. Ant kiek mes surasim jėgų viduje ir finansų pasirinkti šitos automobilius, nebūtinai pačius greičiausius, nes lietuviai turi tą būtybę, pačius greičiausius daiktus įsigyti, bet manau, kad reiktų pirkti tos daiktus, kurie yra jau šiandieniniai, kurie yra šiek tiek gal lėtesni, bet ko gero rezultatas yra labai geras ir tai būtų ateitis. Organizatorius, ką aš galiu pasakyti apie Martyną, ko gero ne tik apie Martyną, apie visą komandą, nes, žinot, vienas žmogus, tai jeigu gerai, tai yra vienas žmogus, jeigu blogai, pas mus irgi vienas, bet ralio vienas žmogus jau neorganizuoja. Ir turbūt niekas negali sakyti, tai komandoje Martynas turi, aišku, Martynas neturi įdirbio didelio šitoje vietoje, tikrai jiems sunku, turbūt, žinau, kaip jiems padeda šiek tiek komitetas, komiteto pirmininkas Marius, jam padeda daug, kai ten kalbasi, aišku, federacija negali šiandien nieko padėti, tai jaučiu diskomfortą šitoj vietoj. Tikiu, kad matau ir kalbėjau su Martynu, pasiplanai labai gražus ir su sportininkų kiekiu, su užsienio sportininkų, kurie čia atvažiuos su greitais automobiliais. Manau, puikiai su prezentacija puikiai vyks šito ralio. Trasos tikrai, skaitau, galvoju, kad bus pakankamai geros ir įdomios. Tad pagrindinis dalykas ir darbas lieka žmonėm, kurie administruos lenktynės.